irgi traukė medieną, atsirado ten toks servitutinis kelias, lygiai toks pat kaip ir čia. Ir sodyba tokia už 2 gal kilometrų nuo pagrindinio kelio, kurioje nieks negyvena, bet kažkas žmonės sugalvoja iš miesto nusipirkti ant tą sodybą. Kaip prieš mumis kažkas, kad traukė medieną, irgi provežas paliko, taip ir mes kaip ištraukėm, tas provežas lygiai tokias pačias ir paliko. Bet atsirado moteriškė, kuri sako, jūs man turite tą kelią sutvarkyti. Paėmiau, nusiunčiau traktorių, kad sutvarkytų tą kelią, užlygino, bet pravažiuojamas kelias, jeigu jisai turėtų džiūvimą, tai jisai išdžiūtų ir tenais važiuotų su tom lengvuosiam mašinom. Bet iš vienos pusės miškas, iš kitos pusės griovy užžėlė krūmai. Saulė neužvešia ir niekada neišdžiovin. Mes esam miškininkai, o ne kelininkai. Mes kelių, žvyrais, skaldom ir dar kažko netęsiam. Mes atstatom iš to pačio grunto, koks jisai buvo prieš tai. Tai ten tą patį lygį ir padarėm. Paėmėm, išlyginom, viskas ten gerai. Jeigu nori ten su automobiliu važiuoti, išsikirs krūmus, kad pradžiūtų, ateis ruduotų, vėl ten nepavažiuosi, vasaros sezono metu arba kai pašalė bus, žiemą tu pravažiuosi. Jinai skambint, sako, aš nedavažiuoju. Nuvažiuoju, tai pirmi 500 metrų, tai praėjau peškom, žinai, dar pasibandėm. Pravažiuosiu, be problemų, žinai. Tai važiuoju ir tas pats kaip čia, žinai. Vietoj, ta prasme, gali važiuoti kokį nori greičiu, tiesiog vietoj. Pasidėjo ant papurvą, tai tada. Išsikviečiau vietinį irgi, per pusę valandos atvažiavo ir ištraukė. Kokia šios istorijos pamoka? Jeigu norit pavažiuoto keliu, išsikirskit tos krūmus, kad išdžiūtų ir tada nužviruokitas, pilkitas. Gerai. Oho, čia dėl purvo? Aha.